Galite pavyzdžiui man iš dešinės, čia. Taip. Pakelkit, žinoma. Laukinate? Ne? Taip. Kol jūs ragavote, aš dabar paprašysiu tokio vieno dalyko jūsų būtent. Nors ir mes prieš tai kalbėjom kelias akimirkas, mes nesame susitarę. Aš nežinau, nei kas čia bus dabar, nei ko tikėtis. Teisingai? Teisingai. Labai gerai. Bus mažytis testukas jums. Žiūrėkit, ar jūs žiūrite filmus? Šiek tiek. Ar domitės kažkiek sportą? Irgi šiek tiek. Šiek tiek. Politika galbūt kažkiek? Ne. Aš turiu nemažą sąrašą iš žymių asmenų, kaip pavyzdžiui Michaelas Jacksonas, štai spėjau žinot, Michael Jordaną, Davidą Beckhamą. Kas čia dar toks? Angelina Jolie, Eltoną Johną, Obama. Žinot, gerai. Aš jums duosiu vieną įsitraukti ir jums reikės pasakyti, ar jūs tiesiog žinot tą asmenį ar ne. Ir viskas. Įsitraukti. Sakysit, taip žinau, nes yra čia, kurių nelabai galbūt žinosit. Tai čiupkit vieną kartelę. Man nerodykit, aišku. Ar žinot tą asmenį? Žinot? Ar žinot, kaip jisai atrodo? Žinau. Gerai. Dėkit atgal, aš nusisuksiu. Kad aš nematyčiau. Gerai? Taip. Štai kur įdomiausia dalis. Negalima, ne? Gerai. Ar jums teko karpyti kad nors snaigės? Ar snaigės, nežinau kaip kirčiuojasi. Mes kažką tokio padarysim, aš toj kortelę savo išsitrauksiu. Ar jums patinka tas asmo, kuris įtraukit, kurį jūs pamatėt? Aš man taip, supratau. Taip, ar aš panašus į tą asmenį? Kuris dabar? Na, jūs galite įsivaizduoti, kaip jis atrodo. Nepanašus. Tai reiškia, kad jūs įtraukėt moterį tada. Teisingai? Ne. Tada vyrą. Ar jūs galėtumėt priskirti tą asmenį prie, tarkim, pavadinti jį menininku kokiu? Ne. Ne. Tikrai. Kažkaip vis pro šalį. Gerai. Tada dar porą klausimėlių. Tai yra moteris, ne prie meno. Ar tai yra, gal pasims klausimas, gyvas ar miręs tas asmuo? Gyvas. 100% gyvas. Tikrai? Tikrai. Gerai. Nes kai kurie, matot, nelabai žino, ar ten gyvas ar nelabai. Gerai. Gal galite pirmą kartą garsiai pasakyti, kas tai yra per asmuo, nes aš jau baigiau karpyti. Obama. Tikrai gyvas. Turėtų būti dar. Pasakykit, kaip aš arti pataikiau būtent. Čia bus mažytis suvenyras jums, aš to aš tai taip pat užklijuosiu. Aš anksčiau ateidavau su kaklaraiščiu ir lagaminėliu, žinau, kad visi sakydavo mokesčių inspekcija. Tikėjau. Aš šiandien klausau, kad mokesčių inspekcija, nereikia šiandien jūsų. Bet čia mažytis suvenyras, čia magnetukas gali prisikliuoti kur nors, bet dar nepabėkit. Serė, atrodo, tie laikas desentui. Jums jau pavorės. Tomas? Gal. Gal galite iš kairės man atsistot. Ir idėja yra labai paprasta. Šitą gal galite irgi trumpam pateikti. Taip. Pažiūrėkit vienas kitam į akis. Taigi per žingsnelį į priekį. Paimkit vienas kitą už rankų. Vis tiek įsivaizduoju, kad šiek vienas kitą pažįstat, ar ne jau? Šiek tiek, nedaug. Pažiūrėkite vienas kitam į akis ir prisiminkite, ką nors, kas jūsų draugystė buvo fain.
To niekam nereikės sakyti, todėl jums gal vieną galite ir daugiau. Bet kad būtų tas, na, tas fainumo jausmas. Gerai? To niekam nereikės sakyti, todėl dažniausiai vyram būna lengviau šiek tiek. Tai žodžiu, pažiūrėkit viens kitam akis geras 3 sekundės, gerai? 1, 2, 3. Bet žinau tokį keistą faktą, kad žiūrint į akis, ta prasme, stiprėja meilės ryšys. Ir paleisit rankytės, bet tai turi tikslą. Žingsnelį atgal ir sugrįžkite prie manęs šalia štai. Arba aš padarysiu. Pradėsim nuo merginų, jeigu nieko prieš, aš po to prie jūsų sugrįžti. Gal galite atsistoti štai va tiesiai į būtent svečius. Rankytės šalia šonų. Aš suskaičiuosiu iki 3. Spraktelsiu pirštais ir aš noriu, kad jūs tada užsimerktumėte. Labai paprasta. Per tą laiką, kai jūs būsite užsimerkusi, aš noriu, kad jūs neatsimerktumėt ir nekalbėtumėt, nebent aš jūsų paprašysiu. Aš galbūt čia apeisiu ratą, kad kažką padarysiu, bet jums reikės tiesiog pabūti užsimerkus. Gerai? 1, 2. Visi galite užsimerkti. Jeigu galite atsimerkti, dabar tiesiog į mano klausimą sakykite taip arba ne. Ar per tą laiką, kai jūs buvote užsimerkusi nuo pat pradžios iki pat pabaigos, ar per tą laiką ką nors pajutot? Ne. Gal aš būsiu šiek tiek girdėtis? Gal aš šiek tiek per silpnai tenais padariau, bet gal jūs pajutot kokį nors prisilietimą arba stelėjimą nugaros srityje, ką nors? Kad ir švelnų? Ne. Pakartokim. Gal šį padarom šiek tiek paprasčiau. Ištieskit kurią nors ranką į priekį, kurios negalima. Gerai. Juokauju. Aš šįkart būsiu labai konkretus. Tai vat, aš paliesiu kažkurią jūsų delno vietą. Galbūt čia švelniai, galbūt čia pirštų kabinti, galbūt čia įvykusi. Galbūt vėlgi kaip su šilku. Labai prašau, atsiminkit, kur ir kiek kartų pajutot. Gerai, galite užsimerkit, nekalbėkit, tiesiog pabūkite užsimerkusi. Jeigu galite atsimerkit, aš labai prašau, kad aš žmonių gėda. Tiesiog pasakykite taip ar ne, ar pajutot kažką. Pažiūrėjom, ar toj vietoj, kur reikėjo. Gal galite parodyti, kurioje vietoj pajutot? Čia. Labai gerai. Ar tai buvo šiurkštu, ar buvo labai švelnu? Aš stengiuosi. Tvarkoj. Gerai. Vienas išėjo ir dar vienas liko. Gerai. Jūs turbūt nelabai supratot, kas čia įvyko, ne? Kažkas šiek tiek palietė jūs ir kažkas. Šįkart jūs neužsimerkite, jūs būkite atsimerkus ir žiūrėkite, kas vyksta. Gerai? Gerai. Supratot mane? Aš tiesiog noriu perspėti, kad aš paliesiu labai keistoj vietoje. Bet ne ten. Nebent labai noriu, bet... Žiūrėkit mane akis, nesimerkite, nekalbėkit, nebent aš jūsų paprašysiu. Gerai? Tai galite būti užsimerkęs, atsipalaiduokit, pabūkit užsimerkęs, pabūkit užsimerkęs. Jau galite atsimerkit? Tik taip ar ne, pajutot kažką? Ne. Su pirmu išgąsdinot mane. Gerai, tai ačiū dar kartelį, dėkui. Ačiū jums irgi dar kartelį ir ačiū jums, kad